kad reikia investuoti tik atliekamus pinigus ir reikia investuoti ten, kur supranti. Tai mes, žinot, šeima esam kaip mažas labas. Kapitalizme reikia turėti, ne vieną pensiją ir jeigu jūs norėsit gerai gyventi, tikrai jas reikia turėti kelias. Taip mes girdim, kad žmonės, kas dantį nori įsidėti, kas visus dantis susidėti, tai viskas tvarkoja. Tai yra žmogaus, pinigai, sprendžia taip, kaip jisai nori. Čia paprastai tariant, negalima gyventi nuo algos iki algos, yra nulių. Kaip pavyzdys, sakau, 2 asmenų šeima, panašiai turėtų taip, kad saugiai gyventi apie 10 000 eurų. Tai verslams tai yra pirma turbūt tokia žinutė, kad neatiduokit pinigų niekam. Kraupi realybė. Lietuvių finansinis raštingumas yra žemiausias visoje Europos Sąjungoje. Įsivaizduokite, kad nuo kito mėnesio jūsų alga ne 2 ar 3 tūkstančiai, bet 650 eurų. Kaip pragyventumėte? Nuo 26 metų žinome, kad galime atsimti pinigus iš antros pensijų pakopos ir gana nemažai žmonių ir planuoja tą padaryti. Ir išleisti tuos pinigus naujiems automobiliams, remontams, kelionėms. Šiandienos epizode kalbiname finansų ekspertą Marių Jansoną, kuris pasidalins savo ekspertinėmis žiniomis ir būtent ką iš tikrųjų reiškia šita reforma ir kokias negali turėti pasiekmes ir kokie yra galimi sprendimo būdai. Tai sveiki, Marių. Sveiki. Aš turbūt pradėsiu ne nuo to scenarijaus galo ir paklausiu tokio klausimo. Tai gali būti, kad valstybė tiesiog mus vedžioja už nosies tarsi? Galbūt mus iki galo kažkaip mes ne viską atrodo žinom ir toks jausmas, kad, tiesiai šviesiai pasakysiu, kad šiek tiek mus apgaudinėja ir mūsų tokias pinklės yra įvėlusi su antra pensijų pakopa. Ar jums taip netrodo? Ne, iš tikrųjų, aš taip noriu tikėti, kad jie netyčia taip elgiasi, nes iš tikrųjų, žinot, valdžios visada keičiasi ir kai buvo pakelta šita problema ir kai pamatė, kad Sodra ir, sakykime, valstybė neturi tokių pajėgumų išmokėti didelių pensijų kaip senosiose Europos šalyse, ten po 1000, po 1500, žinoma, ieškojo kažkokių sprendimų. Ir aš galbūt galiu pasidžiaugti, kad buvo ir gerų vyriausybės sprendimų ir norų, pavadinkim, kad sukurti kažkokią bendrą sistemą visiems žmonėms. Nes, kaip jūs ir minėjot, pas mus su finansiniu raštingumu yra sunku ir žmonės, žinot, kaip yra, pas mus yra patiklus gal žmonės, jeigu, žinot, veda į mokyklą, tikisi, kad vaikus išmokins, išlavins, jeigu į ligoninę važiuojama, ne, mesgi nesivežam dar 3 eksperto, ne, vis tiek tikim, kad valstybė kažkaip apmoko tos gydytojus ir išgydo ir kad būsim sveiki. Tai kažkas su finansų, pavadinkim, Lietuvos bankas, finansų ministerija irgi sukūrė tokį modulį žmonėms, bandė aiškinti, kad kapitalizme reikia turėti, ne vieną pensiją ir jeigu jūs norėsit gerai gyventi, tikrai jas reikia turėti kelias. Ir jos sukūrė. Tai yra Sodros pensija, jinai yra tokia sena, nuo Antro pasaulinio karo, bet jinai efektyviai veikia, tos visus ten nuo Antro pasaulinio karo metų, vis tiek žmonės, kaip sako, ant duonos ir sviesto vis tiek gaudavo, ne, pinigų ir savo būstą išlaikyti. Na ir tiesiog žmonėms, kad tokia būtų pagalba, nes vis tiek mes, sakau, nežinom, kas yra Amerika, senoji Europa, tai yra kapitalizmas, nes mūsų tėvai seneliai užaugo kitoj santvarkoj. Na ir sako, žiūrėkit, visi turi turėti antrą pakopą, visi turi turėti trečią pakopą, turi galbūt kažkokį nekilnojamą turtą nusipirkti. Kaip ir žinot, ta pradžia viskas buvo gerai, kol pati valstybė nesusidūrė su problemom. Ir vėl tas problemas numetė ant žmonių pečių. Tai va, po 8-9 metų krizės, ką jie padarė, tai iš pensininkų dalį nurežė tų, sakykime, pensijų. Po to irgi buvo jau nuo 2004 metų pensijų reforma jau veikia. Tai kai buvo pats tas momentas, kai jau valstybė turėjo irgi jau įmokėti po 5 procentus, nes buvo didelė krizė, nukrito akcijos, jos atpigo, jas reikėjo supirkinėti, valstybė pasirinko savo tokį patogų kelią ir sako, ne, mes nemokėsim jums ten 5 procentų, mokėsim tik tai 2, ne? Visos mūsų investicijos nukrito, galima sakyti, čiut net dvigubai ir kai turėjo tos investicijos atsigauti ir pagal susitarimą, sakykime, pensijų dalyvių su valstybė, kad turėjo iš Sodros perėti 5 procentų, tai tiesiog valstybė priėmė sprendimą, sako, jums špyga, ne, taukuota, ir mes neduosim jums tų 5 procentų, kur buvom susitarę. Ir čia buvo pirmas akmenukas jo į tą pensinį fondą, kai supratom, kad čia yra ne mūsų fondas, čia ką nori politikai tą ir daro. Ir va dabar grįžkim prie šių laikų,
tai čia tų etapų daug buvo, Taip. kada jie kaitojo, Painu. bet priimkim dabar sprendimą, kad, vėl atėjo kažkas į politiką, dar net nebuvo išrinkti, o jie jau, žinai, visiems metė tokį kaip saldainį ar Pažadą. kaip. Taip, Pažadą rinkimų. sako, žiūrėkit, išrinkit mus ir mes jums gražinsim pinigus. Atrodo, kad čia valstybė sumokės. Tai yra ten įdėti yra mūsų pinigai. Taip. Nu ir žinot, aš taip žinot, ir viešai sakiau, kad žiūrėkit, tie, kurie taip sako, jie tikrai bus išrinkti, nes žmonės pas mus truputį yra to, žinai, kad žmonės nori šiandien gerai gyventi, bet kažkaip sunku jiems dar suprasti, kad šiandien reikia galvoti 20 metų į priekį, jeigu nori tikrai gyventi taip kaip šiandien. Tai čia tas tikrasis finansinis raštingumas. Taip, ar tai ne? vat, gal tas trūkumas. Jo, mokėjimą žiūrėti į priekį. Tai mes gal turim, žinokės, iš galbūt vyresnė karta, turim iš tų tarybinių laikų, žinot, tą tokį, yra tas ir rusiškas posakis, kad svarbu šiandien gerai gyvenu, o jau kai bus ten Po rytojos jau planas. nesvarbu. Tai vat, mes dar tą turim, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės. Tai aš irgi save jau prirašysiu prie tos kartos, nes mes baigiam tą mokyklą tarybinę. Tai sakykime, vat, jau jaučiasi labai, kad ta nauja karta, jie tikrai truputį jau kitą mąstymą turi, kitą informaciją iš interneto ir jie jau tokį suvokimą turi, kad reikia kažkur investuoti, daryti. Žiūrėkit, dabar jau vaikai, paaugliai, jau jie, žinai, žino apie Teslas, apie kripto, viską jau jie supranta tos dalykus, žinai. Tai viskas džiugina iš tikrųjų, bet va ta karta, žinai, kuriems dabar gal 40, 5 ir vyresni, manau, kad bus tas, sakykime, smūgis, tie, kurie tikrai nepagalvos apie pensiją ir bus labai nusivylę. Galbūt dar ta jaunesnė karta nenori tik tai išlaikyti būsto ir ant duonos ir ant sviesto turėti, o vis tiek yra šiek tiek kitas gyvenimo būdas dabar ir atrodo, norim būti pensininkai tokie kaip vakarų europiečiai, dabar yra pensininkai, o ne tokie. Suprantat, kur dabar toks įdomus yra demografinis, dalykas, viskas gerai, dabar su jaunimu jie, žinai, ir mokosi ir ten turi savo didelių norų, žinai. Bet atsirado kita problema, kad jie daug uždirba, bet, žinot, neatsiejamas dalykas yra visuomenės augimas, ne? Ir mesgi dabar buvo pranešta, kad viskas, mes netgi Europai dar turime, esam lyderiai, ne? Kad pas mus yra gimstamumas praktiškai 1:1 mirštančio žmogaus ir gimstančio. Mes tiesiog kaip maža valstybė turėtumėm truputį būti 2,1 turėtų būti mūsų augimas. Tai yra, grubiai, sakykime, šeima turėtų turėti, bent 2 vaikus, ne, kad mes bent jau išsaugotumėm tos 3 milijonus, o yra labai blogai. Nes galbūt jauni žmonės ir turtingesni, bet manau, kad jų čia ir bus, jie turi pagalvoti apie savo kartą, kas juos išlaikys. Tai tą irgi žmonės turi suvokti, kad tai yra tokia makroekonomika ir turi galvoti ne tik apie pajamas, bet ir reikia apie gimstamumą. Taip, ir galbūt politikai galėtų palaikyti, kaip Lenkijoje, kaip Vengrijoje, žinau, kad yra palaikoma labai stipriai šeimų politika per mokesčius, per mokesčių lengvatas, tai galbūt irgi galėtų apie tai. Pas mus irgi bando dabar, ką tik išleido vėl naujas tvarkas dėl būsto įsigijimo, tikrai, galima pagirti, kad yra tas dalykas ir tas labai pririša žmonės, nes pas mus, jauni žmonės labai mėgsta turėti savo būstą, tai valstybė daro kažką tokio, žinai, kad ypač regionuose žmonės turėtų savo būstą. Gerai, tai galbūt grįžkime prie tos antros pensijų pakopos ir tų naujų galimybių nuo 26 metų atsimti pinigus. Ir jūs prieš laidą esate minėjęs, kad yra tie 5 galimi būdai kiekvienam dabar iš mūsų, kuris kaupia antroji pensijų pakopoje. Tai gal galite šiek tiek plačiau papasakoti apie tas mūsų galimybės nuo 26 metų 5. Taip, tai labai dažnai žmonės vėl galbūt siaurai viską mato ir jie supranta tik tai, arba jie sprendžia 2 klausimus. Arba lieku, arba nutraukiu, ne? Ir tokia dilema. Ir kas kur gyvenat, kokioj terpėj tarp kokių žmonių, jeigu visi sako, aš tai pasimsiu, tai dažniausiai būna, jeigu žmogus, nelabai gaudosi, tai sako ir aš pasimsiu tos pinigus, ne? Bet vėl reikia, žinot, žmonės turi bent įvertinti, kad jie galbūt kaupia kažkas 10, kažkas 20 metų, ne? Ir jiems smagu šiandien girdėti, kad jie sukaupė 20 000, kas 10 000, kur gal jie, žinai, nėra tokių pinigų gal rankose ir laikė. Ir jiems dabar ta tokia pagunda, žinai, tos pinigus pasimti. Dėl to tas yra, sakykime, ir sprendžiamas nutraukti ar likti, ne? Tie žmonės, kurie turi daug pinigų, galbūt geras algas, jie turi biškitą išsilavinimą, vis tiek jie supranta, žinai, kad tai yra viskas į ateitį ir kad jie norės toliau, žinai, gyventi, keliauti. O tie galbūt, kas skurdžiai gyvena, galbūt jie kažkaip neturi net vizijos tokios, kad gali keliauti kažkur po pasaulio, ne, iš to pensinio fondo. Dėl to yra, sakykime, tos 2 pagrindinės. Bet
jeigu ten giliau pasinagrinėsim tos įstatymus, galima tiesiog, kaip mes 2019 metų buvo reforma, kai irgi buvo galima iš savęs truputį pridėti, paskui dar valstybė prideda, bet buvo galima tiesiog sustabdyti įmokas ir tiesiog nieko nedaryti, lieka tas 10 ar 15 tūkstančių ir jie gražiai toliau savo auga. Na? Aš buvau Tie tas pinigai. dalyvis. Kada Daug kas susistabdžiau, buvo. iš tikrųjų nežinojau, ką daryti, buvo tokia labai masinė, tokia irgi diskusija ir tiesiog kažkaip pabijojau ir susistabdžiau ir dabar po šiai dienai esu susistabdžiau. Tai labai gerai, bet čia turėjo būti sąlyga, žinai, kad tu galbūt rinksies ten trečią pakopą ar į auksą, sidabrą investuosi kažkur. Tik su tą sąlygą gali stabdyti, jeigu tu tuos 3% ar kažkiek, šiaip rekomenduotina mažiausiai 10 investuoti savo pensijai, tai yra kažkur skirsi. Bet žinoma, atsirado tokių žmonių, kurie sustabdė, nenorėjo, kad nuo jų algos atskaičiuotų ir pasidarė savo dar blogiau, ne? Nes jie tiesiog niekur neinvestavo. Ir šiandien tie žmonės, kurie iš nežinojimo galbūt pyksta ant politikų, kad 19 metais juos automatiškai traukia, bet kai šiandien jie pasižiūri sąskaitas, kad turi 10-15 tūkstančių, tai sakau, tai džiaugiasi, taip, nes kas jau galvoja apie mašiną, apie dar kažką. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad tas nuo 19 metų stabdymas ir dabar galioja. Jeigu žmonės neapsisprendė, ką kaip daryti, jie tiesiog, jeigu kažkur kitur investuoja, bet vieną iš opcijų palieka antrą pakopą, nes tai yra vis tiek saugu, aš manau, nes tai yra, gal tos grąžos nėra, sakykime, labai didelės, bet vis tiek tai yra profesionalai, jie valdo tos pinigus, maža tikimybė, kad juos praras, bet šitoj vietoj taip, galima, sakykime, ir palikti tos pinigus, tiesiog sustabdyti ir tie pinigai toliau tau kaupsis kaip ir kaupėsi, taip, iki pensijos. Tai Mariau, labai iš tikrųjų viskas painu, atrodo tiesiog sunku susiorientuoti. Net ir nuėjus, aš tėčiui tvarkiau, net ir nuėjus į tą pačią Swedbank programėlę, užpildyti tą susigrąžinimą, jau ten jau net ir man jaunam žmogui, aš įsivaizduoju, kaip tas vyresnio amžiaus žmogus turėtų tvarkytis, jau ten yra vis tiek irgi sudėtinga sistema, pasirinkimų būdų bent 4 nutraukti, ten 25% išsiimti kažką. Kaip tam žmogui jūs kaip ekspertas siūlytumėt susigaudyti, kokią paprastesnę schemą, kaip elgtis? Gal vienas būdas, galvoju, tai imu, bet investuoju, kokie tie būdai keliai, ne, galbūt, kaip tam žmogui? Aš gal dar papildysiu, kad žmogus bėga nuo to, ko nesupranta, gal dėl to turim tą tokią, psichozę kabutėse dabar, nes daug kas nesupranta, kas vyksta, nepasitikė, nes buvo nemažai pokyčių daroma ir galvoja, aš geriau išeisiu, nes nebeaišku, kas bus, kad ir su tais mano 5 ar 10 tūkstančių. Gerai, aš jums leidus užbaigsiu tada tos 5, gerai, kad biškis suvokimas būtų ir kaip tada pasirinkti galbūt. Tai priminsiu, kad yra, dažniausiai žmonės sprendžia likti arba nutraukti. Trečias būdas, kaip sakiau, galima tiesiog nieko nedaryti, palikti pinigus ir jie saugiai tada investuojasi. Tiesiog tu sustabdai. Taip, yra sustabdymas neribotam laikui, tik tai vėl tokį įkiša... Bet tu įmokų nebedarai jau. Įmokų nedarai, sustabdai kaip nuo 19 metų, tik tai kas keista, dar turėtų ta vieta patobulėti, nes ten turi kiekvienais metais, žinai, sustabdyti. Jeigu netyčia vėl toksai gaunasi, vėl jie, sakau, erzina tos žmonės. Jeigu netyčia praleisi tos metus, tai jau tave įkels, žinai, kitus metus. Ir galėsi, aš vėl taip prielaidą tik darau, kad vėl galėsi, žinai, tik po metų, ne? Nes tas vėl, mato, trūksta labai daug paaiškinimo, ne? Netgi su nutraukimu, va. Jeigu tu nutrauki, tik dabar irgi iš buhalterių sužinojom, kad jeigu nutrauki, reikia iškart rašyti ir sustabdymą. Nes pasirodo, kad tau pinigus gražins tik tai balandžio 15, bet už tai, kad dar, kaip ir tu dalyvauji, žinai, dar pinigų tau negražina už sausį, vasarį, kovą, jie tau vis tiek nuskaičiuos. Tada reiškia grįž pinigai, tada nuskaičiuos nuo įmonės. Įmonė turės kažkokius gražinimus ten daryti. Vėl labai klaidu. Dėl to sakau, čia buvo labai tokia neapgalvoti sprendimai tokie padaryti ir visi dabar turi darbą, ne dėl to. Tai vėl grįžtų trečias, čia buvo sustabdymas, dabar 4. Ką ir minėjot apie tos 25%. Taip mes girdim, kad žmonės kas dantį nori įsidėti, kas visus dantis susidėti, tai viskas tvarkoja. Tai yra žmogaus, žinai, pinigai, sprendžia taip, kaip jisai nori, kas nori ten automobilio, bet kartais galbūt užtenka, iš tų, kaip pavyzdys, 10 000, valstybė leidžia išsiimti nuo 25%. Tai 2,5 tūkstančio. Nes nutraukimo galbūt vėl nereikia bijoti, čia galbūt prasiplėsiu, bet esmė dabar dėl tų 25%, tiesiog iš tų 10 000 galbūt jūs galite, nepasižiūrėkit, galbūt jums valstybė gali gražinti tos 2500. Ir jums užteks ir kelionė, ir tą dantį įsidėti, žinai, ir kaip pavyzdys, bet tie pinigai tada liks toliau investavime, ne, ten, sakykime, 7500. Ir tų sodros pinigų neprarasim ir panašiai, ne? Taip. Čia tuos 85, atsiprašau, 75% liks. Taip.
taip. Tai čia ketvirtas būdas su tai 25%. Tik vėl mažas kabliukas, ne? Aš, pavyzdžiui, irgi, va, kaip ir jūs sakėt, kad sustabdėt, aš irgi buvau sustabdęs, aš asmeniškai nemokėjau ten daug pinigų, viską iš sodros, mano gal ten buvo sumokėti 400 eurų, šiandien susikaupė 7000, tai nėra blogai. Bet aš kai norėjau, galvoju, aš irgi galvoju, tai tikrai galbūt pasimsiu tos 25%, žinai, kažkur perinvestuosiu, pasirodo ne. Vat yra kabliukas, kad 25% gali pasimti ir televizijoje labai dažnai tą girdim ir žmonės sako, aš tai pasimsiu 25%. Bet yra, kaip sako, su žvaigždute parašyta, kad ne daugiau negu tu pats įmokėjai. Aha. Suprantat? Ir, pavyzdžiui, aš pagal save, kadangi aš dalyvau, stabdžiau visur, kad kuo mažiau savo lėšom ten dalyvauti ir pas mane buvo tik 400 eurų sumokėti. Tai reiškia, nesvarbu, kad ten pas mane 7000, aš galiu ten, kaip ir atrodo gražiai, nusimti, pavyzdžiui, 2000, ne, aš daugiau 400 negaliu ir didžioji dalis žmonių, turbūt, kurie stabdė, irgi negalės, ne, daugiau negu tuos 25% pasimti. Tai yra, bet ta įmokėlė, žinai, kurią pats įmokėjo. Ok, o tas 5? Nu ir 5 variantas, toks gudrus, aš kai išgirdau, galvoju, kažkokia nesąmonė, bet aš ko pradėjau gilinti, žinai, galvoju, tikrai visai gal ir nieko variantas. Tai yra, kadangi mes, kai pradėjom kaupti, kaip ir minėjau, nebuvom, kaip jūs sakot, biški vedžiojami už nosies valstybės. Tai čia pakeliam, tai čia nutraukiam, tai čia pensija bus mūsų mažesnė, kas dalyvavom nuo pat pradžio, tai yra, buvo minima, kad tie, kurie dalyvavo antroje pakopai, reiškia, ta bazinė pensija bus mažesnė. Na ir nėra blogas variantas, žinokite, susitvarkyti savo klaidas, pavadinkim, ir galbūt nutraukti, pasimti, ką duoda to 60% mums, ne, į rankas, 40% nukeliauja atgal į sodrą ir už juos bus nuperkami taškai. Ai, tai jie nebus visiškai prarandami. Ne, jie visiškai nebus prarandami. Pavyzdžiui, jeigu kaip pavyzdys, tegul būna 2200 eurų yra vienas taškas. Ir jums grąžina tos 2200 į valstybę. Ne? Reiškia, nupirks vieną tašką ir šiandien to taško yra, dar praeitais metais buvo, įsivaizduokit, 7 eurai, o šiandien jau yra 8 eurai. Tas taškas kyla jo vertė. Taškas kyla pagal infliaciją. Bet aš dar šiek tiek, o tie taškai, tai čia tie 7 eurai ir 8 man prisidės, kas prie mėnesinės pensijos? Kiekvieną mėnesį jūs gausite daugiau, kai išeisite į pensiją. Tie taškai virs pinigais, kas mėnesinės pinigais. Ir tai yra, mano kolega irgi skaičiavo, tai žinokit, tie taškai labai sparčiai auga, netgi daugiau nuo apie 12%. Tai va čia noriu stabdyti ir irgi akcentų uždėti, kad reiškiasi, aš iki tol turėjau suvokimą ir tokia kaip ir žinutėje, kad tu prarasi pilnai tuos 40%. Tai čia 60 antros pensijų pakopos, tie konsultantai labai dažnai žmonės gąsdina, žiūrėkit, taigi tu prarasi tos pinigus, ne? Bet tie žmonės, kurie finansiškai raštingi ir biški pasidomi ir skaičiuoja, jie taip ir skaičiuoja. Kiek gražos uždirba pensiniai fondai? Aha, aš gausiu 60%, aš žinau jau, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi 10-20 metų patirties, kad tos pinigus gali kažkur saugiai, žinai, atidėti, ne? Ir žino, kad jis galbūt uždirba 10 arba 12%. O jau tie sodros taškai, kai mes pradėjom dalyvauti nuo 2004 metų, mes truputį sumažinom savo tos, pavadinkim, taškus, o dabar mes galim atgal, žinai, nusipirkti tuos taškus, kuriuos mes praradom. Ir galim truputį pasididinti savo pensiją. Svarbi žinutė, kad nedingsta niekur tie pinigai. Jo, tikrai niekas niekur nedingsta. Ir pereinant prie jūsų to jau klausimo, o kaip dabar teisingai pasielgti, tai norėčiau priminti, toks yra, vis tiek, finansų ABC. Mes, kai, žinot, aš kartais žmonių, auditorijose klausiu, kas čia esat investuoti, žinai, visi, žinai, ne, koks čia investavimas, žinai. Viskau, kas dalyvaujat antroji pakopai, visi kelia rankas, trečioji, kas turit investicinį gyvybės draudimą, kas turit butą kokį nuomai. Ir visi kilnoja tik tas rankas ir jie net nesuvokia žmonės, kad yra investuotojai, ne? O investavime yra dvi svarbios labai taisyklės. Kad reikia investuoti tik atliekamus pinigus ir reikia investuoti ten, kur supranti. O jeigu nieko nesupranti? Tai ir investuoji į save, kol suprasi. Suprantat? Labai geras patarimas. Tai čia visi tą pasakys, nes visų pirma, suprantat, iš investicijų mes tiek neuždirbam, kiek mes uždirbam iš savo sukurto verslo, ne? Arba savo įdėtos kompetencijos, laiką, kaip jūs, pavyzdžiui, algą neuždirbat, pavyzdžiui, 2000 eurų. Bet jeigu jūs kažkur kvalifikaciją pasikelsit, biški save investuosit, jūs jau galite eiti į kitą darbovietę ar savo darbovietę jau reikalauti, žinai, ne 2,5, kaip grubiai pasakysiu, o 3 gal tūkstančių eurų. Ir per metus pasikelti 12 000 eurų savo pajamas. Tam, kad jūs 12 000 per metus gautumėt pinigų,
iš investavimo. Jums reikia investuoti mažiausiai kokius 200 000 arba, grubiai jau sėkmės atveju 120 000 ir gauti 10% investicinę grąžą, taip, iki mokesčių. O mes, kai esame jauni, reikia suvokti, kad reikia daugiau pinigų investuoti į save, kad uždirbti tiek daug, kad jau, žinai, vieną dieną tu sakai, blemba, kur pinigus išleisti, ne? Atliko pinigų, ne? Ir tuos pinigus, kurie atliko, ne, nuo vaikų lavinimo, nuo savęs ugdymo, kvalifikacijos kelimo, tuos pinigus reikia investuoti. O mūsų bankininkai moka, žinai, pasim kreditą būtinai, ne? Buvo dar prie to, žinai, pensinį fondą, gyvybės draudimą ir kai tu pradedi žmogum sakyti, žiūrėk, davai, bent 50 eurų, žinai, investuok. Ne, žmogus jau galvoja, kaip čia tos kreditinės kortelės nenaudot gale mėnesio, nes jam neužtenka pinigų. Tai prieinant prie to, žinok, tie, kurie galvojat, kaip teisingai pasielgti, mano rekomendacija yra tokia. Jeigu jūs, pavyzdžiui, turit būsto kreditą ir turit mažamečius vaikus, pirma taisyklė, žinot, esat girdėję apie finansinės pagalbės. Ir dabar tie žmonės, kurie tos finansinės pagalbės neturi, ten, pavyzdžiui, tų 5 ar 10 tūkstančių, ne, taigi jie dabar ir dreba, žinai, kaip nori pasimti tuos pinigus, todėl, kad jie neturi tos finansinės pagalbės. Bet iš karto stabdau klausimas, ar jie tikrai pagalbiai tuos pinigus pasiliks, nes jeigu jie išsims, greičiausiai jie tuos pinigus irgi išleis. Tai... Nes pagalbinai, nebūtinai. Ne, nebūtinai, bet pagalbė aš suprantu, kai yra, kad tavo pinigai yra saugiai padėti x dienai, ar ne? Tiesiog... Taip, ir, pavyzdžiui, jeigu tie žmonės, žinai, kurie dabar dreba dėl to, dantį nori dar kažkokias savo gyvenimo problemas įspręsti, arba gal automobilį sugedo, reikia važinėti darbą, reikia vaikus vežioti, jam reikia to automobilio, viskas su tuo yra gerai. Bet mes apie tai ir kalbam, kad, žinai, nesvarbu, kiek tu uždirbi, ar minimalią algą, ar tu uždirbi 2 ar 3 tūkstančius, yra toks, žinai, net man atrodo, Biblijoje rašo, kad tu 10% turi atidėti, 10% tu turi aukoti. Yra tokie dalykai jau sudėti, tokie baziniai, kur žmogus turi tiesiog jų laikytis. Ir jeigu jisai laikosi tų dalykų, tai viskas gerai, žinai. Ir kalbam vėl apie tą finansinę pagalbę. Ir kai tu tą finansinę pagalbę turi, tai tau, kai įvyksta gyvenime, žinai, ta X diena, tau nereikia pulti, žinai, iš investicijų atsiminėti. Nes dažniausiai nepatyrę investuotojai, ką jie padaro? Jie pradeda taip uždirbti geriau, ne? Girdi, kad draugai pažįstami kažką investuoja, dažniausiai į tą investicinį kokį gyvybės draudimą ar 3 pensijų pakopą. Ir ką jie daro? Jie irgi investuoja. Bet tik įvyksta, žinai, atleido iš darbo, sugriuvo mašina, dantį reikia, žinai, tai tvarkyti ar ką. Ir žmogus, jeigu pirmą neatsidėjo finansinės pagalbės, o pradėjo, žinai, nuo antro galo, kaip mus mokina bankai, tai yra investuoti pensiniai fondai, gyvybės draudimai, ten visi dalykai, tai žinoma, tada ir įvyksta ta problema, kad tada žmonės nutraukinėja nuostolingai tuos, sakykime, investicinius ten visokius fondus, kaip ir pavyzdys, su gyvybės draudimu labai dažnai tas irgi įvyksta, prireikia pinigų, ten atrodo 10 metų žmogus kaupia, ir iš tų 10 000 pasiten bėra 5 000. Dar pasimti tos 5 000 dar ir valstybė sako, grąžink mokesčių lengvatą, ne? Ir jis už tų 10 000 nusiima gal kokį, žinai, tik tai 4 000. Čia paprastai tariant, negalima gyventi nuo algos iki algos, yra nulių ir reikia turėti tą rezervą. Negalima investuoti pinigų, jeigu tu nesi investuotojas, ne? Pirma, tu turi turėti bazinės žinias investavimo ir tu turi suvokti tos kritimus, augimus, ne? Ir kad tos investicijos yra gerai, visas pasaulis investuoja, ir verslininkai, ir valstybės, bet visi investuoja į ateitį. Taip, kad visada ateityje, jeigu būtų karas ar kažkas, visi būtų tam pasiruošę. Bet aš galiu iš karto paklausti, aš, pavyzdžiui, investuoju, aš kaip save laikau, bet už mane matyti investuoja, aš irgi, tarkim, vienai draudimo investicinis gyvybės draudimas, ar ne? Irgi, sakykime, investuoju pinigų sumą, viena dalis eina į gyvybę, o kita investuojama ir ten jau aš galiu pati matyti ir nusistatyti tenais į obligacijas, akcijas. Tai aš kaip ir irgi skaitaus investuotoja, ar ne? Tai čia yra esmė. Nes jūs sakot, negalima investuoti, jeigu neturi bazinių žinių. Aš neturėjau bazinių žinių, bet aš pasitikiu, reiškia, tą bendrovę kažkaip taip gaunas. Gerai, bet jūs tada antrą dalyką, ką turite daryti, tada tas bendrovės, kurios ten, žinai, taip... Investuoja mano pinigus. Jūs turite kiekvienais metais stebėti, kiek jūs įdėjot ir kiek ten yra pinigų. Taip. Ir jeigu jūs tenkina šitą investicinę grąžą, tai viskas gerai, bet jeigu netenkina, tada reikia kažkokius sprendimus priiminėti. Tai čia turbūt labai svarbu analizė, ar ne? Jeigu jau kažkur investuoja. Tiesiog jums, kaip žinot, yra Lietuvos bankas tikrai deda daug pastangų, žinai, dėl to finansinio švietimo ir iš tų pensijų reformų, iš teigiamos pusės į ką galim pažiūrėti, tai žmonės finansiškai vis tiek tobulėjama, ne? Nes, kiek per televiziją spaudą ir mes čia dabar kalbam jo, visi apie tai kalbam. Tai bent jau mūsų vaikai, anūkai jau, žinokitės, jau tas bazinės žinias tikrai turės, nes visi apie tai mes bendraujam, taip? Tai va šitoj vietoj su investavimu reikia labai atsargiai.
Ir pradžiai yra finansinės pagalbės, tai yra tiesiog turit grynus pinigus. Kaip pavyzdys, sakau, 2 asmenų šeima, panašiai turėtų, taip, kad saugiai gyventų apie 10 000 eurų. Apie jokį investavimą nekalbam. Tiesiog apie 2 000 laiko namuose, 8 000 indėliuose, pavyzdžiui. Tai jeigu aš neturiu pagalbės, man galbūt apie investavimą nereikėtų galvoti, ar ne? Logiškai taip, jeigu tu yra, pirma klasė, neturėk finansinę pagalbę. Jeigu tu iškart šokai, žinai, 5 klasę, tai pasiekme, žinai, jeigu tu kažkur susimausi, aš nežinau, dabar 4, ne, man atrodo, jau vaikams duoda ten kažką tikrina, ne, tai jeigu ten labai blogai, tai gali tave ir gal, aš nežinau, palikti 2 klasę, ne, tai šnekėkime, jeigu tais terminais, tai va 1 klasė, tegul būna, žmonės turi išmokti, atsiprašau, biški savo paprieštarausiu, pirma, atsiprašau, taisyklė yra vesti pajamas ir išlaidas, ne, va čia 1 klasė, kad žmonės suprastų, kad netaško pinigų, tai yra, kad jiems iš algos, pirma užduotis yra, iš algos, kad liktų likutis. O ne dar reikėtų iš mamos tėčio dar pasiskolinti, ne? Pirma taisyklė. Antra taisyklė, kai žmogus jau tai padaro, kontroliuoja pajamas išlaidas ir jam taip pat, kai jisai kontroliuoja, jis supranta, nublemba tikrai ant ten kavos, cigarečių ar saldumynų, tikrai, kai nereikia baigti aukštoje, žinai, kad tu jeigu vedi biudžetą, pamatytum, nublemba 200 eurų išleidžiu vien ant saldumynų, žinai, ir kavos. Taip. Ir tu čia nori galbūt kažkokią automobilį, pažiūrėjau, tikrai būdo atveju žmogus nori automobilio, mes ateinam, sakom, žiūrėk, tu ten pietums išleidai kavai daugiau, žinai, išmatom, žinai, čia susimažinam ir mes tą automobilį tikrai galim pasikeisti leasingu, žinai, ir nieko tau papildomai, žinai, iš biudžeto nekainuoja. Tai vad biudžetas vedimas, kodėl įmonės, o ne smulkus vidutinis verslas tą daro, ne? Taip. Jeigu to nedarytų, tai greit bankrutuotų, nesukontroliuotų savo, žinai, pajamų išlaidų ir viskas. Tai mes, žinot, šeima esam kaip mažas uabas. Kaip maža įmonė. Okay, tai pirmas žingsnelis, kad mes išlaidas ir pajamas, ar ne? O toliau niekur nejuda. O antras pagalbė? Taip, nes jums pradės likti pinigų ir jų negalima iš karto mesti kažkur investavimą. Taip. Jūs tiesiog, gal taip įvardinsiu, pavyzdžiui, lieka jums 100 eurų. Taip. Tai viskas gerai. Vat 80% rekomenduojam atidėti, žinai, tą pagalbę. Iš to 100 eurų? Taip. O 20% jau po truputį mokintis, žinai, mokintis tik investuoti. 20 eurų skaityk patlikutis. Tegul būna, nes yra ten, pavyzdžiui, suteltinis investavimas, galima nuo 10 eurų jau ten investuoti, kaip pavyzdys. Mokomės. Galima ten, tikrai, kas investuoja, atranda, kur investuoti. Ir mintis yra tokia, kad mes kaip ir koncentracija didžioji yra sukaupima tos finansinės pagalbės, bet po truputį mes mokiname, žinai, investuoti. Netgi gal pasakyčiau, kaupti rezervą. Nes rezervas kaupimas yra iš aukso sidabro ir trumpalaikio obligacijų. Tai yra iš likvidaus turto. Jeigu jūs turit kišenį aukso sidabro, jūs galite bet kada man pasiūlyti, nueiti kažkokią parduotuvę licencijuotą ir greitai parduoti. Arba sutelktinis investavimas būna ten pusei metų, metams tu atidėjai tos pinigus ir tu žinai, kad po pusės metų ar metų jie grįš. Tai gal teisingai. Pirmą reikėtų tą rezervą, nemokintis, tegul būna 1 klasė, išmokti jau tada taupyti tą, žinai, finansinę pagalbę. Taip. Po truputį mokintis perėti į 3 klasę, tai yra išmokti, žinai, tą rezervą susikaupti. Bet po truputį domėtis auksu sidabru, žinai, trumpalaikiam obligacijom. O investicija į būstą, būsto pirkimai, ne čia ne. Ne, dar ne. Dar ne, ne toj klasiai, ne toj klasiai. Nes, mes jau apie būstą čia aukštas levelis, jau čia, žinai, eina pradiniai įnašai po 30-50 tūkstančių. Ir čia turbūt tėvai padaro meškos paslaugą, žinai, kai vaikams padovanoja 50-30 tūkstančių ir jie nusiperka būstą. Į tą 5 klasę iškart perkelia juos perkelia, bet, žinai, klausimas, ar jie užbaigs, žinai, taip. Paskui tą mokyklą, žinai, nes gavo tokią, sakykime, tokį, parašutą. Pelnytą dovaną tokią. Jo, tai viskas tvarkoja. Tai kaip ir sakėm, biudžetas, finansinė pagalbė, 20% mokinamės į tą rezervą, tai tik sukaupiam tą. Nes matot, kai tu pildai tą biudžetą, tau labai aišku, kur yra fiksuotas išlaidos, kur kintančios. Taip. Ir reikia žiūrėti fiksuotas išlaidas. Tas kaip per COVID mes gyvenam, tai yra būtinas išlaidos. Bet šeimai, pažiūrėjau, kaip sakom, 2000 eurų yra tokios su 2 vaikais yra būtinas išlaidas. Ne ar nuoma, ar ten būsto paskolą moka, bet tas 2000 turėtų būti, žinai, jų ta finansinė pagalbė siekiama. Po to tokia pat, kokia yra pirma finansinė pagalbė, reikia turėti irgi finansinę pagalbę, kaip sakom, rezervą, ne? Tai yra iš aukso sidabro ir tų trumpalaikių, pavyzdžiui, obligacijų. Taip. Ir taip gaunasi, kad žmogus jau turi, žinai, apie metus laiko tokį rezervą, ne? Įsivaizduokit. Tada žmonės, tas yra pirmas lygis, finansinis saugumas. Tai yra, aš dar neinvestuoju, nes auksas sidabras, trumpalaikės obligacijos nėra investicijos, ne? Jos yra labai likvidžios, tu gali greitai parduoti, žinai, kad greitai atgausi, jos tiesiog duoda tau laisvę. Marija, bet aš gerai suprantu, kad aš tiesiog paimu už tuos pinigus, kuriuos turiu, nusiperku, pavyzdžiui, aukso, grandinėlę auksinę, auskarus, apie tai mes kalbame. Ne. Patikslinkit truputėlį.
Ne, yra, žinot, teisingai Nes tai sako. irgi yra. Nes Žiūrėkit, tai nėra blogai. Aš visiems vyrams sakau, žiūrėkit, kurie finansiškai raštingi, moteriams ne skudurėlius ten pirkit, žinai, ten tos Bent jau stringiukus jo, auksą. tuo tiek, žinai, ten to, žinai, ten audeklo, bet geriau nusipirkti, žinai, sidabrinius geriau auskarus, auksinius auskarus, nes jie yra dirbiniai, jie turi savo kainą, bet į lombardą nunešęs, tu, žinai, jeigu kas, tu visada, žinai, gausi tą kainą. Dabar labai ir sakykim. pakilus čia taip tarp kitko. Labai nei ta pakilus. tema. Ne, tai žinokit, jeigu skaičiuosit, ką jūs ten prieš 10-20 metų pirko, tai, žinai, bet kokią atveju lombardą tu nunešęs, tu turi vis tiek, žinai, tu pliusą. gausi pakankamą, žinai, tą pinigų sumą. Taip. Bet Tai yra sakėt ne apie tai čia. Taip, investicinis auksas yra vadinamas toks 9-9, žinai, toksai praba, ne? Ir kur ten tikrai grynas auksas ir grynas sidabras. Paskui iš to jūs galite, ką norit daryti, papuošalus, Bet kaip man žinai. nueiti iki to, aš atsidedu į mėnesį ten va tuos pinigėlius, pinigus negalima sakyti, sako pinigėlius, kas 20 eurų ar ne, tai kaip aš einu į banką Ne, tai tu 100 atsidedi, o 20 jau tada 20%, 20 eurų iš to 100. Jo, bet tai va kaip man tos auksą tą 99 pasiekti. Ne, tai jūs tai va irgi Ir truputį. investavimas? Taip, ne, yra tokių programų, žinai, kur, pavyzdžiui, tu gali, kaip sakant, aukso dulkės pirkti, ne? Aha. Tu tiesiog įdedi 20, 20, Okei. 20, 20. Nu ir kompanija, žinai, ten deda tos, žinai, supirkinėja programą. Arba kartais, va, dar buvo, nu, dar prieš 2 metus sidabrinės monetos buvo ten po Taip, 20 eurų, taip. žinai, po 25. Dabar jau jos pakilo iki 80. Duokit per metus laiko, ne? Tai va, kas turėjom ir kas mūsų klausė, turėkit aukso sidabro, tai šiandien, žinai, 2, kartais 3, žinai, galima sakyti, gali džiaugti, žinai, kad pakilo ir auksas, ir sidabras. Bet tas investavimas per tą programėlį į tą auksą, į tą sidabrą vyksta tiesiog irgi. Ir taip ir ne, galima tiesiog jos, žinai, į atskirą sąskaitą dėtis, ne? A. Ir kai jūs, pavyzdžiui, 4 mėnesius atidėjot po tą 20 eurų, jūs nueinat į parduotuvę ir nusiperkat tą, žinai, sidabrinę monetą ir jūs jau ją įsidedat į kišenę. Čia turbūt į banką reikėtų įpirkti, ar čia Ne, yra gali- specializuotos parduotuvės. Va, tą ir Bankuose pas- norėjau prieiti prie to, bankuose- kur man ten rasti. Jo, labai keista, aš kai važinėjau po užsienį, žiūriu, netgi bankuose stovi stendai, kur tu gali pirkti auksą sidabrą, tu jiems gali įkeisti tą auksą, žinai, ir būtą nusipirkti, jeigu turi daug aukso, o Lietuvoje skandinaviški bankai kažkaip netoleruoja ir nemėgsta va, to aukso sidabro. Gal netik. Dėl to pas mus nėra tos kultūros, bet iš mūsų senelių protėvių esat girdėję, visi turi auksinių dantų, ten ne, žiedų, ten skrandinėlių, nes matot, visa karta jau pragyveno, matė karus, matė blokadą, žinai, ir jie jau žino, kas yra vadinamas tikras turtas. Dėl ko va, žmonės ir mėgsta labiausiai auksą ir nekilnojamą turtą. Netgi valstybės ir bankai mėgsta auksą, ne? Taip. Bet jie mums kiša savo pensinius fondus ir gyvybės Kodėl? draudimus. Įdomu, kodėl, ne? Įdomu, iš ko jie daugiausiai, žinai, uždirbtų ir iš ko neuždirbtų. Tai va, viskas gerai, tai yra verslas, ne, ir jų darbas yra, Taip. kaip ir mes galbūt pardavinėjom savo produktus, mesgi sakom, kad tai yra geriausias produktas, nesupranti, kad, nu, negali sakyti apie konkurentą, nes liksi nevalgę, žinai, ir vaikai liks nevalgę. Tai natūralu, kad tu tobulini savo produktą, jis nėra tobuliausias, bet tu stengiasi, žinai, ir randi savo pirkėją. Taip. Tai bankai irgi mes negalim pykti, jie dirba, žinai, laisvoje rinkoje ir jie tiesiog pardavinėja savo produktus. O mes kaip vartotojai, mes tiesiog pasirenkam naudoti ar nenaudoti, ne? Tai dar, Mariau, gal turbūt tenais į tą pabaigą po tos 20 eurų, o paskui jau seka... Jau ta 4 klasė. Taip, va. Tai tada jau žiūrėt, kai mes sakom, jau sukaupėm finansinę pagalbę, tada šokam turbūt čia kelintai mes jau į Dabar 3 klasę, tai yra rezervą kaupiam. Dabar ne? 4 jau turbūt, ar ne? Ne. Dar- Biudžetas yra 1 klasė. Pajamos išlaidos. Taip. 2 klasė finansinė pagalbė. Pagalbė. Taip. Mokame. Ir ruošiamės perėti į 3 klasę, tai yra po tą 20%. Ne? Tada 3 klasėje mes pradedam kaupti, vad ką ir sakiau. Tada taip, jeigu grubiai, sakykime, šeimai reikia 12 000, žinai, 6 mėnesių pragyvenimui, tai reikia už 6 000 turėti aukso sidabro ir už 6 000 reikėtų turėti va tų trumpalaikio obligacijų, likvidžių, ne? Kur jeigu kas, galima labai greitai juos, žinai, išgryninti į pinigus. Tai čia 3 klasė. Ir kai mes jau pradedam kaupti tą rezervą, jau finansinę pagalbę viskas, uždarom tą klasę, ne? Į 3 klasę, tada vėl reikėtų iš to 100 eurų, 80 jau reikia būti išmokus, o ne kaupti auksą sidabrą ir tas trumpalaikės obligacijas, o tada jau tą 20 eurų mes jau galim mokintis investuoti. Bet dabar koncentruojamės į rezervą, ne? Kad dabar vėl sukauptumėm rezervą. Tai tą 20 eurų jūs jau einate į kažkokius bankus, į kažkokius platformas, jau mokinatės investuoti, jeigu norite, ne? Į tą pačią 3 pakopą, ten kiek nori, žinai, gali dėti pinigų, gali SP500, į kažkokius ETF-us, vat kažką jau truputį, žinai, mokintis, truputį, žinai, vat
jau to, sakykime, Ir paskui jau investavimo. ta kelionė priklauso nuo sėkmės, ar ne? Jau, Taip, nuo ir pinigų jau kiekio. galima sakyti, tik 4, 5 klasėje, jau kai tu, žinai, turi tos bazinius dalykus, ne, jau, sakykime, moki rašyti, moki skaičiuoti, nepaslaptis, kad ir mūsų yra va, tas raštingumo lygis, sako, man irgi kartais, kai mes konsultuojam, sako, Mariau, ne, sako, tu aiškink žmonėms kaip šeštokui. Taip, taip. Taip, Suprantat? tikrai taip. Nu, tiesiog taip yra, žinokitės, jo, ir tiesiog, nu, ir va tas yra lygis, kai jau tu, žinai, va tą pasieki, tada tik tai jau tu arba tampi investuoti, arba įimi nekilnojamo turto kreditą ir taip toliau. Ir man dabar labai norisi paklausti, kadangi dauguma iš mūsų tikrai ne nuo 1 klasės pradėjom, didžioji dauguma ir esam tokie labai labai prasti, turbūt 7-okai, ties labai prastais pažymiais. Ir dabar va, dauguma turim prikaupę toj antroji pensijų pakopoje kažkokią tai sumą. Ką jūs rekomenduotumėte daryti? Ar atsimtos pinigus ir pradėti nuo tos 1 klasės? Faktas, tai visada mes gyvenime visada atsirandam, jeigu labai aukštai pašokom, nu, Žemai mus numeta nukrentam. gyvenimas į apačią. Tai pasikartosiu, jeigu, žinai, viskas gerai, paskai, nu, žinot, kai kurie žmonės daug dėjo, nu, į verslą, nedaug pastangų ir gauna dividendus, ne, gal tikrai čia pirmą kartą girdė apie tos dalykus, kažkokias finansinės pagalbės, saugumą, tai šitoj vietoj jis gali dabar pradėti, jeigu jis jaučiasi finansiškai stiprus, bet jeigu mes šnekam apie tos žmonės, kurie nori pasimti dabar tos pinigus todėl, kad jie, nu, jiems kažkam reikia pinigų, jie, nu, negalvojo, neplanavo to pirkinio automobilio ar ten sveikatos pasigerinti. Na, štai Ir jis iš dabar dangaus nori nukrito pasinaudoti. pinigai. Taip, va, iš dangaus nukrito, jis jau žino, kaip juos išleis, ne? Ir taip jisai savo kaip ir, žinai, gal kažką pagerins, bet faktas, kad pensiją jisai tikrai savo pablogins. Jeigu, žinai, laiku nesusijims ir nepradės vėl kažką investuoti. Tai išgirdau už Mariaus rekomendaciją, tiesiog jeigu išsimsit, tai pradėti nuo tų bazinių žinių ir susižiūrėti, ar moku pajamas išlaidas skaičiuoti, ar pagalbę turiu, kaip čia atrodo mano judėti per tas klases ir tik tada galvoti apie investavimą. Bet tikrai nebejoju, kad atsiras nemažai žmonių, kurie sakys, aš nenoriu mokytis, nu tiesiog, ar tingiu, ar nenoriu, neturiu laiko, labai užsiemi, nu N+K, ne ir tokių bus priežasčių. 90%. Ką tada jiems sąmoningiausia mes galėtume parekomenduoti? Na, žiūrėkit, aš manau, kad mūsų gyvenimas visada pamėto, žinai, ir mes, žinai, vis tiek sugrįžtame ir pradedam prisiminti, ką tėveliai sakė, ką seneliai sakė, ką mokykloje sakė, vis tiek sugrįžtam ir suprantam, dėl ko reikia taupyti pinigus. Truktų žodžių vėl iš pradžių, kaip sakome. Tai viskas šitoje vietoje yra gerai, bet čia galbūt nereikia net patarinėti tokiem žmonėm. Žinot, nu, čia kaip ir su sveiku maistu, žinai, tu tiesiog ateina diena, kai tu supranti, žinai, kad reikia sveikai maitintis, ten gal kažkam sportuoti, nes jau supranta, kad nebepajuda, kažkur skauda. Ir čia, žinokit, aš manau, kad sveikata, vat, maistas ir finansai, kažkas yra tam pačiam lygmenį. Tiesiog žmonės turi subręsti tam. Gerai, kai yra tokia aplinka, žinai, kai kažkas, žinot, vat netgi aš rekomenduoju visada kurti tokią aplinką, kai, žinot, matot, pas jūs yra blogai, vat ir dėl ko pas mus ateina, vat asociacijos nariai, žinai, sako, Mariau, va, jie kartais ateina į tą bendruomenę, todėl, kad jie turi apie ką pasikalbėti, nes šeimoje prie kalėdų stalo jie negali tokiam temam kalbėti, nes pinigai yra blogis, ne? O mes rekomenduojam irgi, žinai, kai sakom, vat norit biški ir save, ir aplinką pagerinti, tai nebijokit, kartais, žinai, nu, vaikams ir tas, žinai, sidabrinės monetas padovanoti, ten yra gražių tokių pandų, ten Batmanų, visokių yra, žinai, viskas yra, kaip sakant, rinka, ne? Tu jau padovanojau, jie klausiau, kas čia yra, tai jam pradėjai paaiškinti, žinai, žiūrėk, čia prieš 10 metų jinai kainavo, mes prisimenu su vaikais pirdom už 13 eurų tas sidabrinės monetas, jau 16 jau buvo brangu, jau galvom, ne, nepirksim, ne? O dabar jau pirkom, va, ačiū Dievui, prieš metų pradžioje po 33 eurus, va, dabar jos kainuoja 100 eurų ir tiesiog, kai tu jau, žinai, va, turi įgūdį, kiekvieną mėnesį, va, perki po vieną tą sidabrinę monetą. Ir kai tau, žinai, tu supranti, kad kainos auga, žinai, nu tada tau, žinai, toks stimulas yra, tai gal daugiau nusipirkti, žinot, nu, va, tas yra, žinot, tas gyvenime, kai pradedi kažką investuoti, daryti, tada yra taip. Ir dėl to artimųjų ratoj nebijokit, žinai, tėvam nupirkti auksinę, ten, žinai, kokią plokštelę, žinai, ar dar kažką. Ir va, taip po truputį visi pradeda šeimoje bendrauti, ir, žinai, dar kai ta kaina po 3-5 metų, žinai, didesnė, nesakai, va, aš jums pirkau už 1000 eurų, o dabar kainuoja 3000. Jo, tai man peršasi tokia išvada, kad vis tiek laimės tas perspektyvoje, kadangi mes čia kalbam apie antrą pakopą, apie senatvę ir apie investiciją į geresnį gyvenimą senatvėje, ar ne, kada jau mes galbūt neturėsim ir dabar čia mes energingai į kelionę iš tų pinigų išvažiuoti, o kai būsim 60, 70, 80, galvosim, kad reikia gal pinigų mums susitvarkyti, pasiremontuoti sveikatą, taip liaudiškai tariant, ar ne, ir išloš turbūt vis tiek tie, visi, kurie žiūri, kurie investuos į save, į žinias, ar ne, ir kurie domėsis ir galvos, ką daryti su tais pinigais, o nelengvai juos paims ir išleis. Ir nepamirštų klasių.
Taip, apie kurias nepamirštų klasių, bet kalbėjom. va, Jo, irgi- čia ABC finansų, žinai, kaip ir, žinai, bet koksai, žinai, yra. Visi turi bazinius dalykus, žinai. Taip, bet turbūt vis tiek laimės tie, kurie investuos į save. Ir iš tikrųjų mes dažnai verslo isterijų tinklalaidį, kad ir kokiu kampu temą paimtume, vieni pasakė apie perdegimą verslę, apie savirealizaciją. Vis tiek, vat, jūs irgi palėtėt tą tokį, kad žmogus turi investuoti į save. Ir pašnekovai, mūsų herojai, irgi dažnai pradeda vis tiek galiausiai išmoksta. Praeina tas sunkes keliones ir vis tiek sako, investuoti į save. Vat ir Romano minėjo, sako, vis tiek pirmiausiai turi irgi apie perdegimą kalbėjo verslai ir sako, pradėkit rūpinti savimi. Tai čia jūs kaip apie, va, irgi, ar ne, mytybą, maistas irgi vis tiek savimi turi suprast, kam tu tas sveiko maistas. Taip ir finansai, ar ne? Tu dabar nesidomėsi, tai ateityje špygą, kaip sakant, ir turėsi, nu, ar ne? Čia, jeigu į mūsų auditoriją žiūrim, smulkus vidutinis verslas, tikrai verta kartais pagalvoti, jau tie, kurie moka skaičiuoti, kad, nu, kaip pavyzdys, aš geriau pasamdau marketingo kompaniją, ne, kartais nėra tų pinigų pasamdyti, bet gal dabar gali jie paimti. Ir jie puikiai supranta, kad sumokėję gal ten 500 į mėnesį, ne, jų gali, žinai, va, tas pakilti 1:10, žinai, nu, net šiaip skaičiuojama, jeigu nėra 1:10, reikia keisti, žinai. Sugalvojau, Miglė, mums reikia verslo isterijų tinklalaidės didesnio matomumo. Ką turim? Turėsim investuoti dabar į YouTube reklamą. Taip, nes, nu, marketingas tai yra tas dalykas, kuris uždirba pinigus. Aš gal tokią paskutinę dar temą norėčiau paliesti su tais investavimo įrankiais. Minėjot, kad mes lietuviai labiausia pasitikim, kaip čia pavadinti, auksų ir nekilnojamų turtų, nes čia jau mūsų iš kartos į kartą einantis dalykas. Tie visi fondai ir visi kiti dalykai tokie atrodo svetimi, tolimi, neapčiuopiami, negalim pačiupinėti rankomis. Tai gal gali tiesiog pasidalinti savo patirtimą, ar jau toj 4 klasėje, ne patirtimą, atsiprašau, bet žiniomis, ar jau toj 4 klasėje galima galvoti apie investavimą į nekilnojamą turtą? Taip, būtinai, žinoktis. Man, sakau, džiugina, kad pas mus Lietuvos rinka tokia keičiasi į tą gerąją pusę ir aš sakau, šiandien galima į nekilnojamą turtą investuoti nuo 10 eurų. Pradėkim nuo to, ne? Ir šitoj vietoje, žinoma, jau, kaip sakau, 4, 5 būna geresni, būna blogesni, bet kai kurie, žinai, tokie visada yra lyderiai, pirmūnai, kurie sako, o, turiu 20 000 ar 10 000, ką daroma, ne? Jau man ten po 10 eurų nebeįdomu, ne? Tada tu turi, jau, žinai, turi ką pasiūlyti. Ir tikrai, va, kaip pavyzdys, mūsų vienas narys, kaip pavyzdys, Lazdijose. Taip. Ten šalia, va, Lazdijų, ten yra toks miestelis, nusipirko už 22 000. 66 kvadratų plotą. Ir mes dabar žiūrim, kad mes tą padalinam, tą atskaidom, mane už 20 000, tik reikia įdėti biški savo darbo, žinai, viską. Ir mes žiūrim, kad jį mes galim parduoti mažiausiai už 50 000. Tiesiog atskiriam kažką padarom, ne? Aš noriu ką pasakyti vėl. Visi žmonės, žinai, tikisi, vat, kur yra Lietuvoje blogai, kad jie nupirko nekilnojamą turtą arba ypatingai perka namą, sakykime, mane, turi tą pirmą butą ir jie labai dažnai standartiškai nuomoja. Ir, vat, pavyzdžiui, Kaune Vilniuje jau nebeapsimoka nuomoti nekilnojamą turtą. Tiesiog pavadinkim taip, kad reikia, tai yra per maža grąža investicinė ir jeigu pažiūrėsim, kiek tą butą paskui reikės remontuoti, susimokėti mokesčius, tiesiog reikia būtinai, kai tu investuoji nekilnojamą turtą, kaip mes sakom, reikia įdėti banką arba juos nuomoti per bookingą ar dar kažkur, ne? Netgi nekilnojamą turtą galima, vat irgi kitas žmogus, vat irgi svarstėm, kaip čia padaryti iš Šiaulių, tai jisai gali už 600 įsinuomoti butą, jis ten turi prieimą, pavyzdžiui, prie fūrų vairuotojų, ne, kaip pavyzdys, kurie ten naktimis turi kažkur išmiegoti. Nu, ten esat girdėję, paima kambariuose, pastatą tik tai lovas, tau net nereikia pradinio įnašo, ne, vat nori investuoti nekilnojamą turtą, jis už 600 eurų išsinuomoja iš šeimininko, susitarė, kad jis prižiūrės ir kad jis neprieštarauja, kad užsiims tokia veikla ir prašau, jisai uždirba dabar nuo 1000 iki 1200. Nieko nedaro. Taip. Pavyzdžiui, kiti žmonės jau šeštokai, pavadinkim, jau jie mato daugiau negu Lietuvą. Jie supranta, kad Europos Sąjunga, tai yra, vat, kai mes žiūrime Ameriką, mums atrodo tas didelis gabalas Amerika, bet ten, kai pasigilini, tai tas pas kaip Europa, Ispanija, Italija, Portugalija, ten irgi, va, taip, žinai, tom šalim, tik kad yra jungtinės. Tai, vat, mes sakom, Europos Sąjunga. Ir mes irgi, pavyzdžiui, investuojam visokią, žinai, besivystančias šalis, kur nekilnojamo turtas kainuoja nuo 1500, ne, dolerių, tai dar atmetam į eurus paverčiam, tai iš vis nuo 1000 tu ten 200 eurų. Čia apie Ameriką kalba. Ne, apie Europą, ne, arba besivystančias šalis, arba ten kandidatės į Europos Sąjungos šalis. Aš noriu pasakyti, kad yra daug galimybių, ne, tiesiog reikia domėtis, bet suprantat, nekilnojamo turtą kodėl visi myli, todėl, kad jisai turi dvi investicinės grąžas, ne. Viena, tai yra pats nekilnojamas turtas kyla su infliacija,
o kitais dar gauna iš nuomos. Mhm. Suprantate, dėl to Taip, toks pojūtis. Mes kai kodėl dabar Poveikis, žmonės taip. nori atsimti iš pensinio fondo? Jie nieko negauna, ne? Mėnesį, metus, 2, 10, jis nieko negauna, jis tik kažkokius skaičiukus žiūri. Taip. O iš nuomos tu žinai, kad ir mažesnė ta nuoma, sakau, okei, bet vis tiek žmogus, kaip ir turėtų gauti 600, gauna 300, bet jis vis tiek yra laimingas, nes jis kiekvieną mėnesį kažką gauna, suprantat? Tai vat nekilnojamo turto stebuklas toks ir yra. Sutelktinį investavimą, ne, kom irgi. Aš įdėjau pinigų, bet jie man kas mėnesį ar ten kas ketvirtį įmeta palūkanas, kad ir ten įmeta 2 ar 10 eurų, ne, bet jau žmogui malonus, jau supranta, kad dar tuos pinigus, kuriuos įdėjau, dar pasimsiu, čia tik tai yra jau mano uždarbis, ne? Taip. O vat akcijos fondai, nu, tie pensijos, trečia pakopa, kur investuoja tos fondus ir atskiros, sakykime, ten ETF-ai, bet jie neturi šito. Nors atsiprašau, yra kur dividendai, kur irgi gale metų išmoka dividendus, bet jeigu žmonės ten investuoja tos fondus, akcijas, nu, jie tik gaus tą gražą tik tada, kai parduos. Ir čia toks Tai yra irgi biškai kaip kazino. Mes ilgalaikis. nežinom, žinai, bus karas, maras, žinai, va, nukris gal viskas ir taip toliau, žinai, ne? O gal pakils, va, kaip dabar, va, Google'ai visokie, va, Sidabras, kitos ten, sakykime, tikrai būna 100% uždirba kartais per metus. Bet čia vėl, reikėtų su makleriais, va, kai jau tu turi daugiau pinigų, jau tada eini pas maklerius, licenzijuotus ir tu jau renkėsi tos fondus, akcijas, o ne pats, žinai. Dažnai žmonės vadaro patys, kad nereikėtų susimokėti už konsultacijas, o paskui, žinai, praranda pinigus ir ieško kaltų, žinai, ir visi kalti. Lietuvos bankas, žinai, valstybė, visi kalti, žinai, kad dingo pinigai. Tik ne jis pats, kad nesidomėjo. Tai vad man asmeniškai, nežinau kaip tu, Miglė, aš susidariau tokią daug iš tikrųjų apkalbėjom, daug aptarėm, daug žinių, pakankamai painu, tikiu, kad ir jums beklausantiems, bet vis tiek aiškėjom, žingsnis po žingsnio kartojom per 5 kartus ir būdus ir tas ar ne, ir tas visas kaip to su tais pinigais mums savo pajamom dirbti. Man tai vienintelė išvada, kad vis tiek reikia nuo savęs irgi pradėti ir domėtis. Ir aš pati esu dabar irgi atitinkamam pasiskaičiavau, kol jūs kalbėjot, kokiam aš čia laiptelėje ir vis tiek suprantu, kad dar daug žinių trūksta. Tiesiog tikrai daug trūksta dar žinių ir labai smagu, kad man nuo to kyla motyvacija dabar domėtis daugiau, nes matau prasmę iš tikrųjų tame pradedi tu matyti, kaip žmogus ekspertas sėdi. Ir tau sako, dabar gerai, tu jauna, tu dabar negalvoji apie tai, kaip tu senatvėje jausies, kiek tau pinigų reikės, ar ne, sveikatai savo ir panašiai. Ir kiek geram gyvenimui, gal kelionėm norėsi tokia pati būnant ir vyresnio amžiaus, ir keliauti, ir skaniai valgyti. Ir kažkaip taip, yra prasmė tokia, žinai, paklausis dar tokį gauni tokį patvirtinimą. Spragas tose klasėse užsipildyti. Jo, dar žinių, tu tikrai manau, kad niekam jų nėra per daug, ne? Tai ir keičiasi pasaulis. Taip, tu turi stebėti. Pensiniai fondai, žiūrėkit, jau ten, Jėzus, ten priskaičiuota virš 15 tų pasikeitimų, žinai, tai tu spėk va tokius dalykus paprastai. Tai gerai, Mariau. Gal turbūt Miglė irgi norėjo pasakyti. Jo, tai norėjau pasakyti. Žinutė apie antrą pakopą. Reziumuojant žinutę, orientuotą į smulkaus vidutinio verslo savininkus ir su antros pakopos pinigais, tikrai labai daug informacijos pasakėt ir aš irgi labai daug prigėriau savo informacijos ir savo šeimos biudžetui, bet taip reziumuojant, uždedant akcentus, ką galėtumėt pasakyti, kaip rekomenduotumėt pasielgti su tais pinigais ir kokių klaidų nedaryti. Jo, gal tokia trumpa žinutė, bet žinot, tokia abstrakčia, jūs konkrečios neišsiųsit, nes mes suprantam, kad visų situacijos skirtingos, bet ką dabar pasižiūrėjus epizodą, tas žmogus, savininkas smulkaus verslo galėtų padaryti, pasižiūrėti, kad tikrai galėtų greičiau apsispręsti ir užtikrinčiau dėl tos antros pakopos pinigų. Nu, tai verslams tai yra pirma turbūt tokia žinutė, kad netiduokit pinigų niekam. Jeigu jūs patys juos valdot, jūs patys galite investuoti ir sukurti kažkokią pridėtinę vertę, tai visada geriau tos pinigus panaudokit savo. Netgi jeigu jūs dabar galvojat, kur juos padėti, geriau laikykit, netgi pensiniam fonde, jeigu yra pinigai ir jūs tikrai turit planą, kaip juos, žinai, padidinti, padauginti, aš tikiu, kad jūs tą padarysit geriau, žinai, negu pensiniai fondai, jeigu investuosit į savo verslą. Jaunom šeimoms tai yra viskas labai paprasta ir kai mes esam jauni, tai aš manau, iki 40 metų mes turim vis tiek, kaip bebūtų, siekti karjeros, siekti versle, žinai, to sėkmės, vaikų neužmiršti, ir antra geriausia investicija yra pirmai save, o antra į vaikus. Niekas jumis ten pensijus niekam nerūpėsit, nei taip pačiai sodrai. Kokia bus situacija, tiek ir išmokės, ne? Bet jeigu turėsit 2-3 vaikus, tai yra didesnė tikimybė, žinai, kad jie jums kažką nupirks skaniau, o ne nusiveši kelionę. Tai yra vis tiek reikėtų, žinai, į savo aplinką, žinai, daugiau investuoti. Netiduokim, žinai, visų pinigų. Pasikartosiu, o jau kai turit, kai pasiekėt karjerai, kai pasiekėt savo versle, kai vaikai jau, žinai, visko turi ir gerus išsilavinimus ir būrelius, viską,
gražiai apsirengę ir tada jau jūs galite, žinai, tuos atliekamus pinigus pradėti investuoti. Mokintis investuoti taip, jūs turėtumėt, bet mažom sumom, nes investavime, žinokite, irgi 90% lemia jūsų emocijos. Nes jūs galite perskaityti 100 knygų, seminarų praeiti, bet kai vyksta tavo COVIDas arba kažkoks, va čia grėsintis karas, dar kažką, va šitoj vietoje labai svarbu, kaip tu pasielgsi. Ir kai tu turi bazinę žinią, supranti, kad čia saugu, va čia biški čia įdėjau, biški ten įdėjau, jeigu karas maras, aš žinau, kad yra saugu. Gal visko, ne viską išsaugosiu, bet vis tiek, žinai, esu apie tai pagalvojęs. Tai vat, bet vėl kalbu apie žinias, ne, kad jūs turite tiesiog turėti, kaip mes gal mokykloje turėjom gerus mokytojus, blogus mokytojus, jums gyvenime reikia, kai išeinam į gyvenimą, atsirinkti gerus mokytojus. Ir iš tų mokytojų pasimti va, tą patirtį, mokintis 5-10 metų, kaip žinai, universitete. Ir čia tokia gyvenimo mokykla. Ir paskui tikrai nuo 40 metų aš manau, kad tie, kurie sėkmingai viską daro, jiems tas gyvenimas jau yra lengvesnis, ne, ir jie tada uždirba ir negalvoja apie pensinius fondus. Galbūt paskutinė žinutė mes turim galvoti, kad turėtume 5 pensijas, ne? Mažiausiai. Taip yra užsienį, taip ir čia. Tai yra sodrinė, ta valstybinė. Valstybė pagalvoja ten 2, 3, ten investicinis gyvybės draudimas. Aš jau siūlau, žinai, truputį atidėti, galbūt pasirinkti kokią 3 pakopą ir tada pagalvoti apie nekilnojamą turtą, apie auksą, sidabrą, tą, ką daro bankai patys ir valstybės. Mokytis iš geriausių. Apie TF-us. Pažiūrėkit, kur bankai investuoja, ten ir jūs investuokit. Tiesiog labai paprasta. Jo. Labai gera. O ne klausykit, ką jie, žinai, sako, duokit pinigus savo, neduokit, ne? O jeigu neduosit, mes patys padarysim įstatymus, kad iš jūsų algos atskaičiuotumėm. Kas yra, va, dėl to turbūt ir supykdė žmonės, kad jie leido savo tai padaryti, kad va, mes pasimsim, ne, nuo jūsų algų 3%, jeigu jūs ten kažko nematėt ar kažko nepastebėjot. Tai va, tai turėtų būti laisvė, žinai, ir žmonės turi protingai investuoti savo norų, o ne kažkieno verčiami. Ačiū labai, Mariau. Ačiū labai, Mariau. Palinkėsiu nors turėti 10% kiekvienam ekspertinių žinių, kiek jūs turit, nes tikrai labai daug, labai ačiū, kad šiandien sutikot pasidalinti tomis žiniomis su mumis ir su mūsų visais žiūrovais. Ir kreipiuosi į mūsų žiūrovus, norėčiau, kad pasidalintume tikrai su kiekvienu šito epizodu, nes jisai yra labai labai vertingas ir naudingas. Taip pat paspauskite patiktuką, paspauskite laiką, jeigu jums šis epizodas patiko ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Taip, o aš dar tikrai noriu priminti, kad čia Verslo isterijų tinklalaidėje mes kalbame tiek apie smulkaus verslo savininkų iššūkius, sakykime, nesėkmės, per kurias mes kartu visi galim žiūrėdami augti, plėstis ir klestėti. Ir taip pat karts nuo karto mes turim aktualiomis temomis, ypatingai, kad yra karštos, bet labai reikalingos smulkaus verslo savininkam, dirbantiems savo žinios. Tai turim ekspertus, juos pasikviečiam ir pakalbam apie tai, kas aktualu. Šį kartą kalbėjome apie antros pakopos pinigus ir kaip su jais pasielgti. Tai pasielkite išmintingai, pasidomėkite ir paklausykite to, ką sakė Marius, būtent jo patarimų. Tai ačiū žiūrėjusiems. Ačiū labai. Ir taip pat dar norime savo svečiui įteikti dovanas nuo mūsų draugų BeSwift. Taip, mes turime tokį šūkį tiems, kurie nebijo klysti. Tai jums ant medvilnės nugulęs raštas mūsų. Tikiuosi, daug keliaujat po pasaulį, gal kažkur pamatysim su mūsų Verslo isterijų maikute. Ir ką, labai labai turbūt ačiū. Ačiū jums.